Sveiki, tiksavininkai.lt skelbia konkursą, populiarinant nekilnojamo turto portalą tiksavininkai.lt. Kas bus konkurso nugalėtojai? Jų bus tikrai labai daug, kadangi prizas yra va šitoks dalykas, pH matuoklis. Ką su juo reikia daryti, jeigu kas nežino, tai vėliau šiek tiek paaiškinsiu. Bet esmė tokia, kad šitų dalykų mes išdalinsim tūkstančiais. Tai yra labai geras dalykas, tarp kitko, tai ko gero yra, jeigu nežinai kam ką dovanoti, tai ko gero viena iš geriausių dovanų, aš bent jau skaičiau vieną iš geriausių dovanų, kadangi sveikatos niekam nėra per daug. Sveikata niekas turbūt nesirūpina per daug, sveikata niekas nesirūpina. Tai va, šitos pH matuoklius mes dalinsim. Dabar ką reikės daryti? Iš tikrųjų, konkurso taisyklės nėra labai sudėtingos. Kas labiausiai populiarins tiksavininkai.lt portalą, tas ir gaus šitą pH matuoklį. Bet ne vieną, mes jau planuojam išdalinti tūkstančiais. Šiaip jisai kainuoja, Lietuvoje žiūrėjau, kainuoja nuo 50 iki 100 eurų. Jūs gausit šitos dalykus dykai ir jie bus dalinami nemokamai. Kiekvieną savaitgalį mes išrinksim tuos, kurie labiausiai išpopuliarino mūsų portalą ir išsiųsim jums į Lietuvą šitokius pH matuoklius. Tarp kitko, po to, kai jūs jais pasinaudosit, aš norėčiau, kad apačioj parašytumėt komentarus, kaip sekėsi, kaip savijauta pagerėjo ir taip toliau. Tai va, žodžiu, ką reikės daryti? Reikės paprasčiausiai platinti tiksavininkai.lt portalą. Kaip jį platinti? Jeigu dabar žiūrite Facebook'e, vadinasi per Facebook'ą. Jeigu YouTube'e, vadinasi per YouTube'ą. Platinkit e-mailais, SMS-ais. Aišku, surinkit mum įrodymus, kad jūs tikrai paplatinot, nes mes niekas negalim pasižiūrėti ir negalim pasakyti. Tai surinkit įrodymus, kiek pas jūs yra pašėrinta, kiek pas jūs yra peržiūrų, jeigu jūs tą video pasiėmėt ir savo YouTube kanale, savo tinklapį patalpinot, reiškiasi, būtinai surinkit įrodymus, bet kiekvieną savaitę mes surinksim nugalėtojus ir tie, kurie reiškia, bus didžiausią indėlį davę, išrinksim kažkokią tai grupę žmonių ir išsiųsim va šitokius pH matuoklius. Dabar kas tie pH matuokliai yra ir ką jie duoda? Jie duoda tokį dalyką, kad su jais galima nustatyti organizmo pH. Aš sakyčiau, tai yra daug svarbiau negu termometras. Kodėl? Todėl, kad organizmo pH, jeigu yra 7 ir daugiau, jūs greičiausiai niekada nesirgsite. Jeigu yra 5 ir mažiau, pas jūs ko gero vystosi vėžys. Tai va tokie rimti dalykai. Šitas matuoklis yra labai geras dalykas ir jeigu nežinot, kam padovanoti, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, tai tikrai ta dovana bus labai vertinga. Aš galėsiu padaryti dar vieną atskirą įrašą, argumentuoti, kaip reikia jo naudotis, ką reikia daryti, bet šiaip yra labai gera dovana. Jeigu jums patiems nepravers, šiaip kol kas draugam, pažįstame, artimiesiem darbuotojam, kiek ką mes nusiuntės, niekas nesakė, kad blogai ar dar kažką. Priešingai, gaunu vis daugiau ir daugiau užsakymų. Tai vat, jums už portalo reklamą, už portalo platinimą šitų dalykų mes į Lietuvą planuojam prisiųsti tūkstančiais. Ir tie dalykai jums nekainuos, bet aišku, mes norime matyti, ar jūs atitinkamą indėlį davėt mum ar ne. Tai vat, pridėkite šito video nuorodą, pridėkite prie savo profilų, Skype'ų, visus profilus, kokius tik turit. Siųskite elektroninius paštus, pateikit mum įrodymus, kiek elektroninių laiškų, kam išsiuntėt savo draugam pažįstamiem. Kiek su ko pasišėrinot, kad pasišėrinot Facebook'e ir kad vat, jūs turite ten tiek draugų, 100, 500 ar 1000 ir taip toliau. Ir šiaip galvokit, kokią galite indėlį. Mes norime sukurti nekilnojamo turto savininkų bendruomenę be jokių agentų į šitą portalą tiksavininkai.lt. Tiksavininkai.lt, laikinkit, šerinkit ir šita dovana gali būti jūsų jau šį savaitgalį. Šį savaitgalį nebus, bus jums tik tai paskirta galbūt, bet užtruks, kol atsiųsim. Bet, sakykime, mėnesio bėgiai jūs galite gauti dovaną, kur gali pakeisti jūsų savijautą, jūsų sveikatą visam likusiam gyvenimui. Mes tą dalyką naudojam gal ne kiekvieną dieną, bet jau porą kartų į savaitę ir turbūt nesutapimas, pas mus šeimoje niekas neserga. Tai tiek žinių. Galbūt vėliau kitose videos pateiksiu detalesnės informacijos, kas tai yra ir kam to reikia. Iki!